Sveiki, šiandien parodysiu Jums, kaip pasigaminti gamtoje pjūklą iš keletos smulkių detalių, kurias galėtumėme atsinešti. Taigi, smulkios detalės. Pjūklo geležtė, labai trumpa 30 cm geležtė, užima tikrai nedaug, plokščia, turi labai gerą apsaugomą dėklą, tikrai neįsipjausite, kuprinė įsimetę, svorio jokio. Reikės vielutės, maždaug 60-70 cm šniurelio, žinoma peilio ir 3 pagaliukų. Pagaliukų galai pageidautina, kad būtų gražiai, lygiai suformuoti. Ir vienas iš pagaliukų turėtų turėti štai va tokius va galus. Taigi, mūsų pjūklas turės atrodyti maždaug šitai. Šie 2 pagaliukai iš šonų, skersinė atrama, virvutė štai čia, o geležtė čia. Tiesa, nepasakiau, kad reikės dar vieno trumpesnio pagaliuko. Čia tinka belekokia sausa šakelė, kadangi va, radau iškart ant žemės, jinai turės būti šitai. Šitoje vietoje pasidarome įpjovą. Kad tilptų šitas vat galas. Ta patį atliekame ir su kitu pagaliuku. Štai padarėme įpjovas. Sekantis momentas. Turim statmenai įpjovai, įpjauti su tuo pačia pjūklo geležte. Pjaukite atsargiai, kadangi labai lengva įsipjauti. Štaigi, baigėme pjauti ir dar kartą paminėsiu, pjaukite itin atsargiai, nes labai paprastai įsipjauti. Sekantis dalykas, ką mes darysime, tai kitoje pusėje negu šitos įpjovos, šitoje vietoje turim pasidaryti smulkės įpjovėlės. Dabar ateina laikas, kai mums prireiks vielos. Viela reikalinga tam, kad įstačius geležtę štai čia, ją užtvirtinti. Apvyniojame vielą štai šitaip ir priveržiam. Ta patį atliekam su kita pusė. Taigi, baigėme tvirtinti geležtę. Toliau mums reikia įstatyti atramą į jai skirtą vietą. Šniurelį dėsime šitoje vietoje, taip kad atsimatuojame ir vienam iš laisvųjų galų padarome kilputę. Tai yra užrišame. Užmauname. Ir dabar reikalingasis 4. pagaliukas kišamas tarp šių virvelių. Ir sukdami pagaliuką mes įtempiame viršutinę dalį mūsų karkaso. Taip įsitempia geležtė ir pjūklas bus paruoštas pjauti. Na štai, pakankamai įsitempė. Galim pabandyti pjauti.
štai puikiai pjauna.